Labas vakaras, mėly žiūrovai. Kultūros naujienos. Niujorko mugėje Simas Ziutelis pristatė pasauliniai parodai savo genialų išradimą – tuščią batų dėžę, iš kurios nieko negalima išimti bei įdėti. Šis išradimas susilaukė labai didelių šalininkų teorijų. Iš puoselėjimo faktų, kaip teigia pats autorius, išradimas šovė į galvą ruošiantis telekomunikacijų teorijos koliui. Garsus aktorius Gintautas Mickus gavo antraplanį Vilkolakio vaidmenį Twilight sagoje. 12 Kanų filmų festivalyje Auksinės palmės šakelį nominuotas Martynas Mekionis meninė filme Ar aš tikrai nekvailas, koks kebabas? Laimėjo jau 6. apdovanojimą šiais metais. Pasaulio naujienos. Palestinos pabėgėlis Evald Zaskevič ieško politinio prieglobsčio. Jei kas nors turit tokį prieglobstį, jam suteikim neslaptumą. Sušukidėjau. Mokslo naujienos. TEF fakulteto mokslininkai sugebėjo paaiškinti sutapimo reiškinį. Silpnesnio intelekto žmonės šio pokšto nesupras, bet vis tiek mandagiai nusijuoks, teigia autoriai. Kriminalai. Gaujos vadeiva Vaidas Amsevič, pravardę Samčelnik, buvo sulaikytas už neteisėtą runkelių gabenimą per Marijampolės sieną. Nusikaltimą užkirto gudrus ir sumanus pajalnikų nešinas Andrius Eiduchaitis, kuris Amsevič nukirto einantį perėją. Į įvykio vietą skubėję pareigūnai rado kontrabandinį krovinį. Verslo naujienos. Biržoje smuko PSP pardavimo akcijos. Firma Aleknavičius ir Mamutai patyrė milžiniškus nuostolius. Liūdi Povilas ir šeima. Sporto naujienos. Šuolininkas Vytautas Zovė pagerino šuoliui per virvę rezultatą, iššokdamas į milžinišką aukštį. Taškas. Rusijos naikintuvai ieško nesiteikančio nutūpti šuolininko. Sportininkas Simonas Radveikis atbulo ėjimo čempionate suklupo užlipęs ant trasėje pasimaišusios katės. Sporto naujienos. Šuolininkas Vytautas Zovė pagerino šuolio per virvę rezultatą, iššokdamas į milžinišką aukštį. Rusijos naikintuvai ieško nesiteikiančio nutūpti šuolininko. Eimantas Bridžas pavartojo smurtą prieš robotą, ko pasakoje nukentėjo kriauklė. Rubrika Belekas. Rimantas Požerskis ir Greta Monika Venckutė skandalingoji šeima, pagarsėjusi protestais prieš alkoholio vartojimą bei juodųjų meškų kryžminimą su naminėmis antimis, šiandien viešai pasisakė už paukščių migraciją į šiltus kraštus. Jų nuomonė šis veiksnys skatina migruoti likusius lietuvius. Dienos aktualios. Komikas Tautvydas Bakšys, skeldamas legendinį intelektualų anekdotą apie Nykščių šilelį, užsitraukė ne tik musulmonų, bet ir Ramučio Rindzevičiaus nemalonę. Labai nemalonu. Laurijus Matilionis parduoda savo išmaniąją noškę. Kokią kainą? Dienos naujienos. Baletmeisterė Milda Usavičiūtė vis dar ieško nučiuožusio savo automobilio stogo. Pamesta, bala žino kur, bala žino kada. Pamesto. Iš naujo. Gerai, iš naujo. Ne, negerai. Nu gerai, ne. Fainas ir visa kita, bet aš tos Nerijus Paškevičius viršūnių susitikime su betono maišyklių vadovais neišlaikė įtampos ir sušoko salsą ant stalo. Šičia Lietuvoje. Kaip aš tau galėčiau pasakyti, jeigu...
Nu gerai, pradėsime iš naujo. Orai. Orai. Kaune. Sekančią dieną laukia visiems negerai, nes va taip va bus visiems. Jie va taip miegos visi. Jie man taip parodė normaliai. Poryt lis. Lis. Apie orus. Likti ir išpink. Ten anticiklonas. Šiaurė. Tu man maišai.